Visko buvo pasitaikę per tą ūkininkavimo praktiką. Tai ir atrodo, ir nupriškėm viskas teisingai ir žiūrim, kažko nesuveikia. Būdavo ir su židinuko rapso nesukovojam, tai paskui būdavo ir su rondapas kažko gerai nesuveikia, glifosatas. Tai pradėjom analizuoti, žiūrėti ir pradėjom viską nuo vandens tyrimų. Pasidarėm vandens tyrimus, kalcio karbonato didesnis kiekis. Tai nuo to ir pradėjom. Sužinojom, kad tokie produktai yra, kurie mažina tą visą šarmingumą, galima parūgštinti vandenį. Tai pradėjom naudoti ir pastebėjom, kad rezultatai pagerėjo. Tada ir nebebuvo tokių nesuveikimų chemijos. Ir pastebėjom, kad viskas tik tai ir gerą pusę. Iš pradžių tikrai negalėjau pagalvoti apie tą vandenį. Galvoju, ar nelaiku, ar biškai gal kažkokios čia gamtinės sąlygos, saulė gal buvo, temperatūra. Bet paskui kažkaip ir informacijos gal kažką gavom, kažkas pakonsultavo ir paskui pradėjom tirti vandenį. Ir tikrai nustatėm, kad čia dalis to kaltininko yra, nemaža dalis yra vanduo. Čia reikėtų žiūrėti iš dviejų pusių, kaip tu tą naudoji tą produktą ir nenaudoji. Jeigu tu bandai sutaupyti ten apie 1 eurą vienam hektarui ir tu nedagauni apie kokios 5-6 eurus, jeigu taip įmant, tai ta matematika greitai susivestų. Paskaičiavus per ūkį, tai nemaži gaunasi finansiniai nuostoliai, jeigu nenaudoji spray pliusą. Paprasčiausiai jį panaudojus, jau vienam hektarui apie 1 eurą išleidi, bet tada būni garantuotas, kad tikrai bus suveikę pesticidai, fungicidas, insekticidas bus suveikęs tikrai. Jeigu to jo nepanaudoji, tai kokie 20-30% yra nuostoliai. Jeigu pavertus, sakysim, į hektarinę kainą, tai 20-30 ir daugiau eurų, tai tas 20-30% pavirksta į 5-6-8 eurus. Tu ko nedagauni. Bandai sutaupyti, o pasirodo, kad tu tikrai jau vienas nuostolis. Čia panaudojus spray pliusą mažiau sustojimų. Lauke, mažiau tų tokių remontų, purkštukų praputimų, nes mažina ir nuosėdų susidarimą ir purkštukų įsikimšimai. Prieš išvažiuojant į laukus gal pirmiausia padaryti namų darbus, reikėtų įsitirti vandenį, įsigyti tinkamus produktus, apmastyti, kaip daryti geriau, nes visiems tas ir laiko tarpas ir gamtinės sąlygos ne visą laiką jos palankios tiem purškimam, tai saulė, tai naktys šaltos, tai vėjai didesni, tai ir kuo mažiau tų prastovų būtų, šiaip rekomenduočiau naudoti šį produktą.